kad galėtume eiti į santykį, mes turim vis tiek pažinoti ar taip save, kas mes esame, ko mes norime ir kaip mes būnam. Ir čia mes galim grįžti. Grįžtam. Prie terapinio santykio. Grįžtam. Kad čia yra vieta ne tik kalbėti apie sunkumus, bet ir pažinti save. Net galbūt ir per tos pačius sunkumus. Nes mes pradėjom kalbėti apie terapinį santykį, būtent apie tikriausią santykį, kur mes atnešėm sunkumus, bet taip pat mes čia ir terapiniam santykiui aš save pažįstu, ko aš iš tikrųjų noriu, kokiu aš santykiu iš tikrųjų noriu, kokiu aš noriu turėti šalia žmonių, ką aš pats apie save galvoju, ir ką aš jaučiu, mokytis pajausti apskritai, nes kai kuriems žmonėms galbūt net sunku apskritai save pajausti, taip pat po kojom, nes per daug galvoje gyvena. Gali būti tiesiog neįprasta. Arba neįprasta, nes visi mes užaugom skirtingose aplinkose, čia tavo lauko teorija galėtų. Apie kurią tu norėjai kalbėti. Dabar visi mes gyvenam skirtingose aplinkose, skirtingose šeimuose ir mums visiems yra tam tikrai dalykai įprasti, kiti neįprasti, bet kažko mes galim vis tiek išmokti, patirti terapiniam santykiui.